Nuostabiai gardaus skonio, šiltas, daug spalvų turintis ir maistingas keptų morkų, burokėlių ir avinžirnių su ožkos sūrių patiekalas pradžiugins ir mažus, ir didelius. Morkas supjaustyti stambiai, uždėti mėgstamų prieskonių, aš dėjau raudonėlį, pipirų, druskos, balzamiko padažos ir šoviau į orkaitę, kai pabaigai įdėjau virtus burokėlius supjaustytus kubeliais, bet jeigu turi šviežių, tai dėk tiesiog su morkomis. Kitoje skardoje kepiau avinžirnius su mėgstamais prieskoniais pagardinus, gali dėti ir aštrią raudonąją papriką ir šauk į orkaitę, kol taps traškus ir viską sumaišyk, visas daržovės. Jeigu nori, kad ožkos sūris taptų ne kaip atskiras sūris gabaliukose, o kaip kreminės struktūros ir susidarytų padažas, tai gali morkas ir burokėlius tiesiog troškinti keptuvėje ir pačioj pabaigoje įdėti ožkos sūrį ir išmaišyti visas daržovės. O avinžirnius tai tikrai kepk atskirai orkaitėje tam, kad jie būtų traškus, gardus ir galiausiai juos sumaišyk. Pasmulkink petražolių, dar pačioj pabaigoje gali įdėti ir balzamiko padažo. Patiko mano receptas, spausk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare, tikrai išbandysiu. Daugiau mano receptų rasi Sveikatai palankus svetainėje bei mano enciklopedijoje, kuri yra net iš 322 receptų ir mitybos patarimų, kurią turi turėti savo virtuvėje ir džiuginti savo artimuosius bei save gardžiais ir sveikatai palankiais patiekalais.